Kas tave šaukia žalio vario, Nuo mažens mėgau piešti pirmiausia, mane pastebėjo ir tais laikais, tada aš įstojau, dar tik buvo atsidarius tą Čiurlionio meno mokyklą Vilniuj. Ir aš ten įstojau ir mokiausi 3 metus, paskui pats išstojau iš tos mokyklos. Ir tie visi dalykai, kurie per mano gyvenimą praėjo, tai aš juos, kaip sako, savo kažkur pavaizduoju, man net Bravorėj reikia matyti tokį pavaizdavau, tada šitas kraštas. Ir viską švęsdavo su šventų būstamu, ta pusė buvo su Alomu, tai aš va tą irgi pavaizduoju tą Bravorėj. Nu, kartais savo tam gyvenimas, o prie tų temų prideda įvairių, kaip sako, kurie iš gyvenimo. Pas musgi kaimai visi turėjo savo kaip ir kryžius, prie Vadėti, prie mūsų kaimo yra ir mano darytas. Ir čia, kada buvo atgimimas, labai daug reikėjo daryti kryžių, nes čia visi kaimai atsistatė, kada buvo jau prie sugriovę. Ten galerijų matys, ten yra labai daug kryžių, visi mano, kurie surinkti iš visos Lietuvos. Tai šitas parkas atsirado čia vėliau, kada atgrąžino žemę žmonėm prieš 26 panašiai metus. Nu, biški velniukų yra, jeigu matėte, ten prie to Bravorėlių yra mano velniukai, aš juokio sakau, o tos samanės, kad tas velniukai pasirodo, tai pro velnių vartus. Šiaip aš tai nesu velnių mėgėjas ir drožėjas, nes yra meistrai, kurie tokius jorėnas buvo, tai vien velnias droždavo. Nu, ir tai Žemaitijų labai gali priprasta, ne, aš tų velnių per daug. Ne, bet tiek tai kažkiek tai buvo. Tai sakau, aš iš vis, sako, tuo labiau kartot, kurių padaręs man labai jau sunku. Aš turiu daryti kažką naujo, kada naujo darai, tai įdomus tas procesas. Mes atkelsim vartus žalio vario. Metalas nebijo lietaus, jau gali, bet be stogo medis, reikia po stogelį dėti pagrindinę. Nes kad ilgai laikytų, o šiaip metalas gali ir šiaip stovėti, ir metalą, aišku, gali rankas susikomponuoti, šiaip iš medžio turi įtilpti medį, kaip sako, įlysti. Čia yra tokia kaip specifika medinių skulptūrų. Šiaip tai jau padarau darbą, man šiaip nesinori jų, kaip sako, su jais atsiskirti, parduoti ir panašiai. Užtai aš įsikaupiau tokią kolekciją. Ten malūne toks yra klampadirbys, kažkada buvo darytas, kuris man tokį, kaip ir tokia buvo kaip vizitinė kortelė, kadangi jis tarp kitų padarytas per vieną vasaros dieną, dar 80 metais man buvo pelnęs aukso medalį Maskvoje.